Sveiki, šiandien mes bandom patarti, ką reikia atkreipti dėmesį, renkantis namų kino sistemą. Svarbiausias aspektas yra garsas, tačiau yra ir kitų dalykų, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį. Pirmiausia, reikia žinoti, kad jei kino sistemą naudosite tik televizorių žiūrėti, tuomet galite rinktis ir pigesnį bei paprastesnį variantą. Tuo metu muzikai klausyti reikia rimtesnės sistemos. Grotuvas yra svarbiausia sistemos dalis, dažnai jo kokybė ir nulemia nemažą dalį kainos. Svarbu atkreipti dėmesį jo atkuriamus įrašus. Šiuo metu didžiausias leistuvo privalumas yra Blu-ray diskų skaitimas ir galimybė žiūrėti aukščiausios kokybės vaizdo bei 3D filmus iš jūsų kompiuterio ar interneto. Norint pajungti prie sistemos įvairius garso šaltinius, reikės ir nemažai jungčių. Įsitikinkite, kad jos tinkamos ir jų kiekis pakankamas. Vertinant stiprintuvą, reikia atkreipti dėmesį į jo galią. Namų kino sistemai, priklausomai nuo kambario dydžio, pakanka nuo 50 iki 100 W vienam kanalui. Populiariausia kolonėlių sistema yra 5.1 ir rinktis daugiau kolonėlių, ką žino, ar vertėtų. Dauguma įrašų yra įrašomi būtent 5.1 formatu. Namų kino sistemos būna su pastatomomis arba prie sienos tvirtinamomis kolonėlėmis. Pastatomas iš esmės yra kokybiškesnis, bet užima daugiau vietos. Pakabinamos kolonėlės taupo vietą, bet šiek tiek nusileidžia garso kokybę. Tiesa, kokybės filmų žiūrėjimui užtenka, tuo metu muzikos klausimui geriau rinktis pastatomas. Ant sienų kabinti kolonėlės rekomenduojama tuo atveju, kai patalpoje dominuoja atviras erdvės, kitu atveju gali pradingti žemi dažniai. Taip pat kolonėlės pagal savo tipą skirstamos į klasikinės, įmontuojamas ir išskirtinio dizaino. Klasikinė suteikia maksimaliai gerą kainos ir kokybės santykį, visi garso parametrai tarpusavėje dera. Integruojamas galima gerai paslėpti ir jos nedarko kambario dizaino, tačiau tokia sistema sunkiau įdiegti ir tinkamai sureguliuoti. Išskirtinio dizaino kolonėlės savo kokybę nepranoksta klasikinių, tačiau galima rasti tikrai įspūdingai atrodančių pavyzdžių. Tiesa, už visą tai tenka mokėti gerokai daugiau. Beje, mažos kolonėlės nebūtinai blogos, viską lemia jų kokybė. Kuo didesnis žemų dažnių garsiakalbių diametras, tuo gilesnis garsas. Garso kokybė įtaką daro ir korpusas, kuris žemų dažnių kolonėlė gali būti dviejų rūšių – akustinis arba refleksinis. Akustinis korpusas yra sandarios dėžės tipo ir tokia kolonėlė išgauna labai tikslų garsą. Refleksinės kolonėlės su korpuse esančia anga išgauna labai galingą, bet ne tokį tikslų garsą. Kai kurios kino sistemos gali jungtis prie bevielio namų internetinio ryšio ir groti muziką ar rodyti filmus iš interneto ar jūsų kompiuterio. Galbūt jums užtektų ir pigesnės sistemos, prie kurios laidu pajungę savo telefoną ar planšetinį kompiuterį gausite tą patį rezultatą. Taip pat kai kurios funkcijos gali dubliuoti su televizoriaus funkcijomis, tad pagalvokite, ar verta už tai mokėti. Skambėjimo kokybę būtinai vertinkite patys, o neremkitės bendrai pateikiamais vertinimais. Vienodos kokybės skirtingos sistemos dėl skirtingų galimybių ir užgaunamų garsų gali skambėti taip pat skirtingai. Rinkitės jums labiausiai patikusią. Stengtės per perkamą sistemą klausytis muziką, kurią klausotės nuolatos ir tada vertinti ją. Nenustebkite, jei parsivežus sistemą namo, skambesys bus dar kitoks, nes įtaką darys skirtingas nei parduotuvėje patalpos dydis ir akustika. Susitarkite dėl grąžinimo, jei netiks. Prieš pirkdami numatykite vietą namų kino sistemai, tuomet žinosite, kokio maksimalaus dydžio ji galėtų būti. Išsiaiškinkite, kur turėtų būti kolonėlės ir įsitikinkite, kad jos nesukels jums nepatogumų. Beje, yra ir bevielių sistemų, jos patogesnės, bet brangesnės. Tiesa, prieš pirkdami būtinai įsitikinkite, ar jums tikrai reikia būtent bevielės sistemos, nes jos nėra visiškai be laidų. Jų pagalba išvengiama laidų einančių nuo grotuvo per kambarį į jums už nugaros esančias kolonėlės. Tačiau pastaros vis tiek turi būti įjungtos elektros tinklą. Vertinkite sistemą sukuriamą garsą, o ne kainą. Kartais tenka mokėti ir už dizainą ar kitus dalykus, nesusijusius su garso kokybė. Patartina pirkti visą sistemą vienu metu, o nesusikomplektuoti ją iš atskirų dalių, nes tai padaryti teisingai bus sunku.